Sveiki! Šiandieną papasakosime apie apželdinimą. Dabar esame laistymo sistemos parengimo etape, bet pradėkime nuo pradžių. Tai man pasisekė, kad tėvų kaimynė yra apželdinimo specialistė, saulėtas lankos ir padėjo susiorientuoti apskritai, nuo ko pradėti. Tai pirmiausia, pasiėmame savo sklypo planą, kur matosi aiškiai, kad namas bus, ir nusprendžiame zonas, kur bus laisvalaikio zona, kur bus galbūt darželis, kur bus žaidimų aikštelė, jeigu galvojate vaikams, kur bus gal laužavietė netgi. Tuomet, kur darysite trinkeles, kiek bus išklota, kur bus kokie papildomi takeliai, kur planuojate daryti šiukšlių dėžes, kiek galvojate, kad norėtumėte, jog kieme pasistatytų automobilį. Tuomet pradedate galvoti, kokia būtų ta vizija su augalais, kaip mano aplinka turėtų atrodyti, kokie augalai turėtų jie vyrauti ir kur bus akcentinės vietos. Tai būtent tada, kur bus apželdinimo vietos, kokio dydžio jos maždaug bus. Jeigu yra galimybė, pasivaikščiokit po lauką, pasimatuokite, kur norėtumėte, įsivaizduoti, pabandykite, koks čia augalas galėtų stovėti. Šiandieną kartu su Lėja įrašinėjame, tai gali fone girdėtis truputėlį, kad jinai irgi šnekasi su telefonu. Svarbiausia yra ta vizija po to dėliotis. Žinoma, po to irgi nuspręsti, kur bus apšvietimai daromi, ar tik tais ant trinkelių, ar kažkur ir prie augalų, kaip jie bus apšviesti, ar pastatomi, ar iš apačios apšvies gal medį. Jeigu bus terasa, kas aplinkui terasą turėtų būti apsodinta, ar kvepiantis augalai, ar daugiau pušys. Čia jau viskas nuo jūsų norų priklauso. Žinoma, yra dar irgi įvairiausių stilių sodinimo. Yra lietuviškasis, klasikinis, modernusis. Esu Instagram'e kažkada dalinusis, tai tikrai visų neatsimenu, nes čia nėra mano stiprioji pusė šiaip apželdinimas. Tai ir dalinuosi su jumis, kad irgi jeigu yra tokių žmonių, kurie pirmą kartą viską daro nuo nulio, tai va, kad bent būtų kažkoks atspirties taškas, nuo ko pradėti. Tai susidėliojame visą tą viziją, kaip mūsų kiemas galėtų atrodyti. Pasibraižome tiek vaikščiodami po sklypą, tiek jau tada plane bandydami apibrėžti bent jau skirtingom spalvom, tai kur ten trinkelės bus, tai kur bus želdiniai, kur bus pieva, kur bus žaidimų aikštelė, kur bus darželiai, šiltnamiukai ir visi kiti dalykėliai. Tuomet, kai jau pasidarote tą viziją, tai dar kartelį praeinat ir išsimatuojate tikrai tiksliai. Mes irgi va dabar tą darėme, tai nors į trinkelės jau sudėtos, kur pasidarėm aplinkui namą dar, tai viską pamatavom. Dar kartelį pasitikrinom, ar tikrai teisingai įsivaizdavom želdinių plotus, kokius norėtume daryti, laužavietės plotą nusimatę esame irgi, ar ne per didelį, apgalvojom, atsistojom, pasižiūrėjom. Ir tada siuntėme Kauno želdiniams jau, kad paruoštų mums planiuką. Tai truks apie 2 savaitės. Dabar laukia. Kodėl pradėjome dabar judinti šitą? Todėl, nes žolės sodinimas, augalų sodinimas yra geriausias pavasarį, tai balandį, gegužį arba rudenį, rugpjūtį, rugsėjį. Kodėl irgi buvo svarbu nusimatyti, kur bus augalai sodinami ir kur bus pievutė arba ar kitokios zonos, tam, nes purkštukai skiriasi. Pagal augalus irgi purkštukai būna, nes pavyzdžiui augalai gali būti kokie lapuočiai, kurie nemėgsta gauti vandens iš viršaus. Kai laistome pievą, išlenda purkštukas, jis iš viršaus laisto pievą. Gali augalai tas nepatikti, tai turi būti labiau požeminis, tada purkštukas, kad tik tais žemę pilnai drėkint. Ir aišku, kai augalus jau galvosite, tai gali padėti, man bent jau labai padėjo ChatGPT žiūrėti, ar tas augalas su tuo dera, ar ten hortenzijos su kadžolėm tinka ir miskantais šalia, koks yra sodinimas jų, kaip derėtų, kokia žemė turėtų būti, kokia yra jų priežiūra, koks yra jų augimas į plotį, į aukštį, kokiais atstumais rekomenduojama sodinti su kitais augalais ir visus kitus niuansus, kiek tik įmanoma daugiau apgalvoti. Tai tas padeda labai, šiaip ChatGPT susistemintai viską suvardino, aš pasidariau net skaidres, kad žinočiau, kai reikės sodinti, kaip ką pasidaryti, nes dabar tai preliminariai susidėliojame tame plane, o kai sodinsim, tai jau tada pamatysime tą realybę. Bet sodinti nieko dar negalime, kol nesusitvarkėme laistymo sistemos.
Prieš susitvarkant laistymo sistemą, jeigu reikia sklypą, dar prasilyginkite ir nepamirškite pasidaryti nuolydžių, tam, kad vanduo nubėgtų ir nestovėtų ir tada nebūtų žolė ir nebūtų balų. Tai susitvarkius tą, išsivedžiojame laistymo sistemą, tada prie to pačio išsivedžiojame, kur norime elektros laidus, kur bus apšvietimai, kokius galvojame, bent svarbiausia yra nusivesti prie tų augalų. Tuomet pradedame sėti jau pievutę. Pievutę pasėjus, ją galima pjauti, kaip auga 80 cm. Augalus sodinti irgi rekomenduojama tada, kaip auga jau žolytė ir jinai būna normaliai jau išaugusi, sutvirtėjusi. Mes bandysime daryti taip, kad apsitversime iš karto, nes pas mus beveik visų perimetrų aplink tvorą eis augalai. Tiesiog nenorime išmesti papildomai pinigų, užsodinant pievutę ir po to ją visą vėl iškeliant, nes ten po 2 metrus nuo tvoros, tai didelis ganėtinai yra atstumas. Tai man tas aptvers tokia, kur numatyti bus augalai, tas vietas man tas įrėmins, kad nesodintume pievutės. Ir tada, kai jau galėsime nusipirkti augalus ir pasisodinti, mes jau tiesiog jos pasodinsime. Esame šiaip nusimatę dar prie augalų, kad skaldą suberti, bet šitas turbūt po 2-3 metų dar tik tais bus, tai kol kas bus žemė ir tiesiog apravėsime piktžolės aplinkui. Nes tai yra brangus malonumas, taip, labai yra gražu ir tikiuosi ateityje, kad taip ir bus gražu, bet šiai dienai bus paprasčiau. Tai irgi labai svarbu nusimatyti, kokį pagrindą dėsite augalų vietose, ar mulčią, ar paliksite paprastą juodžemį, ar dėsite skaldą, ką nors ar akmenėlius. Tai dar ką labai svarbu nusimatyti, kur bus robotas žoliapjovė, nes pagal tai irgi reikia nusivesti elektros laidus, pakrovimo stoteliai ir išsirinkti reikia, koks jisai bus, nes jie būna 2 rūšių. Būna išvedžiojami laidai aplink perimetrą, tai šitas yra rekomenduojamas labiausiai, nes tuomet tiksliai robotas visur apvažiuoja aplink sklypą, kuriem yra numatyta ir yra kur su GPS davikliais. Tai gali būti tada problema, kad jeigu daviklis yra vienoje sklypo pusėje, už namo nuvažiavęs, jisai gali nebepagauti ir tada tiesiog nuvažinėti ne ten, kur reikia. Tai arba tada turi papildomą daviklį statyti kitoj namo pusėje, kur yra tikimybė, kad praras ryšį, tam, kad tinkamai nupjautų pievutę. Mes rinksimės tą pirmąjį atvejį, kur išsivedžiosime aplink perimetrą laidą, tai irgi tada bandysime šitą daryti kartu su laistymo sistema, nes jisai irgi kasasi po žemę. Kokios rekomenduojamos yra žoliapjovės, tai čia labai daug išpažįstamų yra, kas domisi šitais dalykais, yra kas net ir dirba šitoje srityje, tai Husqvarna yra rekomenduojama labiausiai, sakėt, pagal veikimą, kokybę ir kainą. Tai pamatysim, tą variantą ir pirksimės. Dar gal ką svarbu paminėti, kuo daugiau lepinsi žolę, tuo jinai lepesnė ir bus. Jeigu jau laistysi nuolatos vienodu laiku, tai ir turėsi gražią pievutę, bet jeigu jau tik sustosi, tai jinai labai greitai nebebus graži. Pas mus šeimoje yra mantas pedantas ir jam reikia nepriekaištingai, kad viskas atrodytų, tai investuosime daug į šitą dalyką. Bet tikiuosi galutinis rezultatas tenkins ir džiugins akį ir palengvins gyvenimą, nes vis tiek yra laistymo sistema, yra roboto žoliapjovė, tai sutaupo labai daug laiko. Mes turim šitą variantą, kur pas tėvus mano nėra, nei roboto žoliapjovės, nei laistymo sistemos, o sklypas yra labai didelis ir turi labai daug gėlynų. Tai nepatikdavo karštų orų stovėti ir laistyti gėlės po 2-3 valandas, o kartais net ir 4. Tai nenorėčiau šito savo namuose, todėl ir investuojame labai daug tam, kad geriau praleisti šitą laiką kartu su šeima, kartu su draugais ir poilsiaujant bei mėgaujantis saulės spinduliais. Tai šiai dienai pas mus sklype yra
tiesiog daug juodžemio, pralyginta su traktoriuku, dar yra tikrai tų krūvų, ką reikės eiti ir lygintis šį savaitgalį būtinai, nes laistymo sistemos planą sakė padarys per porą savaičių, tai aš viliuosi, kad kitą savaitę mes jau jį turėsime su viso medžiagų samata ir galėsime užsisakyti arba iš jų, arba iš kažkur pirkti, nežinau, žiūrėsim, lyginsim kainas. Ir kitą dar savaitgalį pasidaryti laistymo sistemą jau sklytą. Labai hopes up. Nes jau balandis ateina. Laikas baisiai greitai tirpsta, o šitiem dalykam tai tikrai turime laiko tik tai savaitgaliais. Tai tikiuosi labai, kad informacija buvo naudinga, panaudosite kažką gal naujo išgirdote, tai nepamirškite pasidalinti irgi su kitais žmonėmis, kam yra aktualu ir nepamirškite sekti mūsų Instagrame ir YouTube, bei stebėkite tolimesnį mūsų procesą, nes šitą dalinsimės laikas nuo laiko, tai turbūt dabar, gal kokį gegužės mėnesį, gal jau kaip jautė išdyks, pirmoji papasakosime, kaip čia viskas sekėsi, o taip kiekvienos dienos darbeliais dalinamės aktyviau Instagrame. Geros dienos visiems!